Brother Joe Morel for the invitation. Ačiū Joe Morel už pakvietimą. And your pastor, Brother Gediminas, also. Pastoriui Gediminui taip pat. And it's not an easy subject. Tema nėra lengva. But I can teach you what not to do. Bet aš jūs galiu pamokyti, ko nedaryti. If we have the time, Jeigu turime laiko, I could tell you many stories of, bad decisions and many mistakes I have done in my life. Jeigu turėtume labai daug laiko, galėčiau papasakoti, kaip buvo padaryti blogi sprendimai mano gyvenime. But that is not the subject. Bet tai mūsų tema The netokia. subject is the other way around. Mūsų tema yra iš kitos pusės, kaip How, priimti teisingus how to sprendimus. make good, timely decisions Kaip- and avoid mistakes. Kaip priimti savalaikius teisingus sprendimus ir išvengti klaidų. It's not an easy subject for me. Tai- But let's try it. Bent jau man asmeniškai tai nėra lengva tema. Remember this character, Job in the Bible? Job? He was searching for answers. Atsimenat Jobą Biblijoje, jisai ieškojo atsakymų. Many things happened to his life, and in one day, Daug dalykų nemalonių atsitiko jo gyvenime per vieną dieną. everything changed in one day for him. Viskas Jobui per vieną dieną pasikeitė. He had three friends, Jis turėjo 3 draugus didn't help him to find answers. ir tie draugai nepadėjo jam surasti atsakymų. And then they had another young guy, Ir tada atėjo dar vienas 4 jaunas he vaikinukas didn't help him to find answers. ir tas taip pat nelabai padėjo. And then he had an encounter with God. Ir tada jisai turėjo nemažą laiko su Dievu. The interesting thing about it, Įdomu tai yra, God didn't give him an answer. Dievas jam irgi nedavė Have you read atsakymą. the book of Job? Ar jūs vis skaitėt Bibliją? What did Jobo knygą? God do? Ką Dievas darė? He asked Job 70 questions. Jisai paklausė Jobo, Dievas paklausė 70 questions. 70 klausimų. And really, this is the way I'm going to approach our class today. Tai panašiai ir aš bandysiu pateikti šią temą šiandieną. Instead of giving the answers Neduodamas jums atsakymų, that I don't have, kadangi aš jų neturiu, I'm going to ask you, and we have to ask yourself some questions aš paklausiu klausimus jums, o jūs paklauskite savęs, in order for us to make good, timely kad decisions mes galėtume priimti teisingus sprendimus and avoid mistakes. ir išvengti klaidų. And of course, all the questions are going to be from the Bible. Ir visi klausimai bus iš Biblijos. Can I move a little bit? Do I have to be behind the microphone? Do you know? No. Are you recording? Yeah, we can You are increase record- again, no problem. You can move. How far you want to go? All the way over there? No, sir. No, I'm just kidding. No, I'm just kidding. No. Come. I don't have to move. I have wireless. But you can, of course, you can go there. Thank you. I forgot what I was going to say. Okay. There are some principles in the Bible Biblijoje yra principai, that teach us kur how to mokytojai, make good decisions. kurie moko mus priimti There teisingus are many sprendimus. questions Yra daug klausimų, we have every day. kuriuos mes turime kasdieną. Christians, as a Christians, Kaip krikščionis, that we make ourselves in Mexico. I don't know here in Lietuva, but we make a lot of questions. We ask a lot of questions ourselves. bent jau Meksikoje mūsų toks charakteris, kad mes patys savo užduodam daugybę klausimų. Once you become a Christian, Kai jūs tampate krikščionimi, once you accept the Lord into your heart, kai priimate Jėzų į savo širdį, one of the questions young people have, vienas iš pagrindinių klausimų, ką jauni žmonės turi, can I still go with my friend to parties? ar aš galiu toliau su draugais vykti į vakarėlius? Is that okay? Ar tai yra gerai? Is that a good decision? Ar tai geras Is that a sprendimas? bad decision? Ar tai blogas sprendimas? What about the things that the Bible don't even mention? O kaip apie dalykus, kuriuos Biblijoje net nekalbama? What about drinking a little bit of wine? What about that? Kaip truputį, pavyzdžiui, ar galima gerti vyno? Nors truputį. Wine? Ar jūs dar geriate vyną? I'm not saying just getting drunk. Just Aš kalbu ne apie pasigerimą, bet truputėlį vyno. like some people do it, like in Spain and Argentina, just a little bit of wine. Ir Argentinai, pavyzdžiui, ir Ispanijai žmonės, Your country does those kind of things, but some countries they do it. taip, truputėlį šalyse tai yra tradicija, tai yra pas juos priimta truputėlį išgerti When you vyno. accept the Lord, Ir tai, ar tai galima toliau daryti, kai priimu Jėzų? people tell you, no, you cannot do this, you cannot do that. They begin with a lot of don't. Arba kartai žmonės eina į kitą kraštutinumą, sako, tau to negalima, ar ano negalima. But the Bible doesn't mention anything Bet Biblijoje apie tai nekalbama, about those subjects. apie šitą temą. That means we are allowed to do it? Tai reiškia, galima tai daryti, No. ar ne?
That means that we are not allowed to do it? Ar tai reiškia, kad ne? No. Irgi taip nesaka Biblija. What do we do? Tai ką tada mums daryti? Okay, we need to draw from the Bible principles Mums tada reikia iš Biblijos principų pasimokyti. the answers. There are principles in the Bible that would teach us what to do. Yra Biblijoje nurodyti principai aiškus, kurie pamokys mums, kaip elgtis. See, this book doesn't tell us all the things we ought to do. Šitoj knygoje tikrai nėra viskas aprašyta, ką mes galime daryti. Tell us all the things we shouldn't do. Ir taip pat čia neparašyta, ko nedaryti, ne viskas. Because there were some things that were not mentioned in the Bible that we have to face today. Bet yra tokių dalykų, mes su kuo susidurėm kasdieną. But we have God's principle Bet mes turime Dievo principus, that help us kurie mums padeda, to take good decisions. kurie padeda priimti gerą, teisingą sprendimą. Let's go some of those principles. Okay. Number 1. Pirmasis principas. Okay. Seek God's guidance and allow your decisions with God's will. Siek Dievo vadovavimo, suderink savo sprendimus su Dievo valia. One of the questions we need to ask. Tai yra vienas iš klausimų, ką turime paklausti. Is it helpful? Ar tai yra naudinga? Could it help me in my walk with God? Ar tai gali padėti man einant su Dievu? This is going to help me in my relationship with God. If I take this decision, it's going to help me in my walk with God. Jeigu aš priimsiu kažkokį sprendimą, kažką tai daryti, ar tai padės mano ėjimui kartu su Dievu? 1 Corinthians 6:12, please. 1 Korintiečiams 6 skyrius 12 eilutė. Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas. Wow. We have been called to freedom. Mes esame laisvi. We are allowed to do everything Mums galima daryti viską, because God has called us to freedom. nes Dievas mus pašaukė laisviai. Then that means I can do anything? Tai reiškia, kad aš galiu daryti bet ką? No, God said you are allowed to do anything. Everything is permitted. Taip, sako Dievas, tu gali daryti viską, I bet want you to think. tik tai pagalvok. You have the Holy Spirit. Tu turi šventąją You dvasią, have the Bible. tu turi Bibliją. You have, the mind of Christ. You have the mind of Christ. Jūs turite Jėzaus Kristaus protą Think suvokimą. about these things. Pagalvokite apie tai. It will be easier for someone to tell you what to do and what not to do. Kažkam kitam iš šono lengviau pasakyti, ką tau daryti arba ką But sooner nedaryti. or later, he's going to make mistakes. Bet anksčiau ir vėliau vis tiek suklysta visi. God also could have told us what to do and what not to do. Dievas taip pat galėjo viską griežtai surašyti, ką daryti ir ko But He nedaryti. wants us to walk, to get close to Him Bet Dievo tikslas, kad mes eitume arti jo, šalia jo and ask Him about it. ir apie tai su juo kalbėtume. Daddy, Father, what is the best decision I can take? Melstis reikia, Tėve, Dieve viešpatie, padėk suprasti, koks yra teisingas sprendimas. Okay, we have freedom. I am allowed to do everything, but if I take this decision, it's going to help me with my walk in God. Bet taip, mes turime laisvą valią, mes galime daryti bet ką, bet prisiminkime, ar man tai padės, priėmus tą sprendimą, eiti toliau su Dievu. Okay, question number 2. Antras klausimas. Will it have power or dominion over me? Ar tai turės įgalę ar viešpatavimą man? Does it create dependency? Ar tai sukuria priklausomybę? It's going to make me to depend on something or someone besides God? Ar nebus taip, kad aš be Dievo dar kažką tai būsiu pavergtas kažko tai? Let's read again the same Ta pati verse. eilutė, dar kartą paskaitysim. Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Yeah. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas. I'm not going to allow them to have dominion over me. Ar tai neužvaldys manęs? The only one who is going to rule my life is God. Vienintelis, kas gali valdyti mano gyvenimą, yra Dievas. And then do not allow anything or anyone to rule over you. Ir mes turime žiūrėti, kad niekas daugiau be Dievo mums And nevadovautų. this is it's a very important question to ask yourself, Tai yra labai svarbus klausimas paklausti pačio savęs. especially in relationships, Taip pat ir santykiuose. especially with the young people. Ir tarp jaunų žmonių. Think about this. Galvokite apie tai. Does it create dependency? Ar tai sukuria priklausomybę? If the answer is yes, Jeigu tai atsakymas taip, don't do it. Don't do it. nedarykite to. Okay, question number 3. Trečiasis klausimas. Does it build me up? Ar tai mane sustiprina? Does it help me grow spiritually? Ar tai man padeda augti ir tvirtėti dvasiškai? Wait. 1 Corinthians 10:23, please. 10 skyrius 1 Korintiečiams, 23 eilutė.
Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet ne viskas ugdo. No, everything is going to build me up. No, everything is going to edify me. Ne viskas mane ugdo, ne viskas mane stiprina. And it's a commandment from God that we should grow in the Lord. O nurodymas iš Dievo yra, kad mes turime augti Dieve. Build up our life in the Lord. Mes turime artėti prie Dievo. I forgot. I remember now what I was going to tell you. Sorry. Pamiršau, ką norėjau pasakyti. In Mexico, we have a saying. Meksikoje taip sakome. The culture. Tokia kultūros dalis yra. When they want to make a decision, Jeigu nori priimti sprendimą and many people say, no, don't do it. ir daug žmonių aplink sako, nedaryk to. They usually ask, ¿qué tiene de malo? No comprende. I know. But that is the expression in Spanish. ¿Qué tiene de malo? What is wrong with it? Klausimas yra toks, o kas blogo būtų? It's not going to hurt anyone. Jeigu tai padarysi, tai niekam nenuskriausi. Nothing wrong with it. Su tuo nieko blogo nėra. That is not a good question. Tai netinkamas klausimas paklausti savęs krikščioniui. Instead of asking what is wrong with it, Vietoj to, kad klausti, kas blogo būtų, we should ask what is good with it. reikėtų klausti, o kas gero yra iš to. This is going to bring honor and glory to God. Ar tai atneš šlovę ir garbę Dievui? Is this going to help me grow spiritually? Ar man padės augti dvasiškai? It's very easy to say nothing wrong with it Yra lengva atsakyti, kad nieko blogo, because we don't want to think. nes mes nenorime galvoti. Believers in Christ, Kaip Dievo tikintieji we just want to do what we feel we want to do. mes darome tai, ką norime daryti, ar ne? But that is not a good approach Bet to life. tai nėra teisingas sprendimas tikinčiajam žmogui. Muy bien. Gracias. Okay, another question. Number 4. Ketvirtas klausimas. Think about others. It's not there. Yeah, think about others. Galvokite apie kitus. Could I be a stumbling block to someone if I do it? Ar aš galėčiau būti kliūtis, suklupimas kažkam, jeigu aš tai darysiu? Could I be a stumbling block? And that is the problem with wine in Mexico. Tai yra Meksikoje yra tokia problema. You read the Bible, seems to me that they have a problem with wine. Drinking a little bit of wine, they didn't have any problem, socially speaking, Taip, in the Bible. Biblijoje skaitant, truputį vyno išgert, atrodytų nėra problema. But eating meat, they have a lot of problems then. Eating meat. Bet valgyti mėsą yra daugiau problemų. In Mexico, we don't have any problems eating meat. Meksikoje mes nepamatom problemų valgyti mėsą. Nobody's going to, you're not going to be a stumbling block if you eat meat. Jeigu valgysiu mėsą, tai nieko nebus papiktinimas. But if you drink wine, just a little bit, Bet jeigu jūs išgersite nors truputį vyno, you could become a stumbling block. jūs galit būti papiktinimas See, it's kitiems. the same principle. Tai yra tas pats principas. We are allowed to do it Mes a little bit, galime tai daryti but God truputį. wants you to think and the people around you. Bet Dievas nori, kad mes galvotume apie kitus. If they see you drinking the wine, Jeigu jie matys jūs geriant vyną, it's going to be a stumbling block. gali būti suklupimas jiems. And they're going to think, oh, it's okay to drink. The preacher is drinking, the pastor is drinking. It is okay to drink. Jeigu jie matys, kad pastorius, pamokslininkas išgeria vyno, tai galima ir jiem gerti. And they're just going to begin to drink, and you are going to become a stumbling block. For Ir that jie person. gers, ir jūs būsite toks suklupimas jiems. We need to think about the people around us. Mums reikia galvoti apie žmonės, kurie aplinkui And what mus. about my freedom? O kaip su mano laisvė? We don't have freedom. Mes neturim laisvės. Jesus Christ bought us. Jėzus Kristus mus nupirko. We belong to Him. Mes jam priklausome. Amen? Amen. Ar sutinkat su tuo? For that reason, we need to ask ourselves, is this going to be a stumbling block? Mes turime klausti savęs, ar mes nebūsime papiktinimas. Jeigu atsakymas yra taip, Don't do it. nedarykite. Please God. But- Instead of pleasing yourself. Stenkitės patikti Dievui vietoj to, kad patikti savo. Thank you, thank you. Number 5. 5 klausimas. Could I condemn myself with what I have approved? Ar galėčiau pasmerkti save tuo, kam pritariu? Let's read Romans 14:22, please. Romiečiams 14:22. Romiečiams 14:22. Turi tikėjimą, turėk jį savo prieš Dievą. Laimingas tas, kuris nesmerkia savęs už tai, ką pasirenka. It's what he was talking about. Jews became believers in Christ, Taip apie ką ir kalbėjome, kaip esam tikintieji Kristumi, and some of them wanted to keep
the traditions of the law, the Ir, festivals. ir kai kurie nori išlaikyti tradicijas, įstatymo. And then some people say, some believers say, no, we should quit doing those kind of things. Ir kai tai sako, gali sakyti, ne, to negalime daryti. We are in Christ, Mes esam Kristuje, we should stop doing those kind of things. turime nedaryti to. But some others say, no, there's not any problem with, with the traditions, with the festivals of the law. Bet kiti gali tai sakyti, ne, jokių problemų su to nėra, jokių čia galime daryti pagal tradicijas iš įpratimo. They didn't agree. Ir jie nesutarė. And God is given through Paul. God is given the answer through the Apostle Paul. Ir Dievas duoda atsakymą mums per apaštalą Paulių. And he's telling them, because it's an opinion issue. It's not a doctrine. It's not a doctrinal thing. Kadangi yra klausimas apie nuomonės, Yeah, but it's an opinion. It's a matter of opinion. tai yra nuomonės klausimas. And God is telling us, Dievas mums sako, you can have your own opinion. tu gali turėti savo nuomonę It could be different from Brother Joe's moral opinion. ir gali jinai skirtis nuo kito žmogaus nuomonės. About doctrine. Mes nekalbam apie doktriną, How to be saved. mes nekalbam apie mokymų, Talking about morality. nekalbam apie moralę. Talking about in Mexico, some people, some believers, they don't celebrate Christmas. They say that is wrong. Kai kurie žmonės Meksikoje nešvenčia Kalėdų, jie sako, tai yra blogai. Some others they do. Kiti švenčia. It's just an opinion. Tai yra The tik, Bible doesn't mention anything about it. Biblijoje apie Kalėdų šventimą nieko nekalbama, tai yra tik tai nuomonių klausimas. We are free to do either way. Mes esam laisvi daryti bet kaip. But the Bible says, Bet ką Biblija sako, you do it, jeigu, don't condemn yourself. jeigu tu tai darai, nekaltink savęs. I'm celebrating Christmas, but I feel bad about it. Aš švenčiu Kalėdas, bet blogai dėl to jaučiuosi. Maybe God is going to punish me. Gal Dievas mane dabar Maybe I baus, shouldn't be doing it. o gal aš to turėčiau nedaryti. Don't do it. Nedaryk, Don't do it. nedaryk. But if you are at peace, you feel okay, do it. Bet jeigu jūs tai darote ir viską jaučiatės dėl to gerai, darykite. Even if someone else comes and says, that is wrong, Jeigu kažkas ateina iš šono ir pasako, nedaryk, tai blogai. he's not going to be able to prove his point with the Bible. Jis to negalėtų jums įrodyti remiantis Bibliją. It's really his opinion. Tai yra Only tik- his opinion. Tai yra tik jo nuomonė, nieko daugiau. And again, we are a slave only of God. Mes turime bijoti ir paklusti Dievui. Neturime vadovauti žmonių Even if nuomonėmis. they have the best intentions, Net jeigu jų ketinimai patys geriausi, we are not subject to them. mes nepaklūstame jiems. We are subject to God. Mes paklūstame Dievui. And talking about again, opinions, not doctrinal issues. Mes kalbam ne apie mokymą, holiness, no morality. nekalbam apie... Just an opinion. Si. We are free. We Mes are free esam to do laisvi, it. mes neturime vadovautis nuomonėmis tomis, kas Okay. yra nepagrįsta Biblijoje ir kas neprieštarauja doktrinai mokymui. Amen. Number 6, another question. 6. Am I fully convinced that this is right? Ar esu visiškai įsitikinęs, kad tai teisinga? Romiečiams 14:5. Please. Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tebūna įsitikinęs pagal savo išmanymą. Each one of us, each one of you should be convinced, fully convinced Kiekvienas iš mūsų turime būti įsitikinęs, that is right. kad tai yra teisinga. Then you can do it. Tada galite And daryti. when I say you can do it, I mean you have to consider all the principles, not only one, all of them together. Kai aš sakau, kad jūs galite tai daryti, turite vadovautis visais bibliniais principais, ne kažkokiu tai vienu, bet visais. Okay, number 7, question number 7. 7. Can I thank God for what I'm doing, I'm going to do? Ar galiu padėkoti Dievui už tai, ką ketinu daryti? Can you imagine Šu- a Christian believer that is married and he's going to go away with another woman that is not his wife? Ar galite įsivaizduoti krikščionių tikintįjį, kuris išeitų su moterim, bet ne savo žmona? Do you think he's going to be able to say with clear conscience, thank you God for what I'm going to do? Ar galite įsivaizduoti, kad jisai tyrę sąžinę pasakytų, viešpatie, ačiū, kad aš taip darau? Even if they have a meal, do you think he's going to be able to say thank you for this meal? Net jeigu No. padėkoti už maistą, ar jis galėtų padėkoti? Ne, jis negali. Can you thank God? I mean, the thing that you want to do, if you do it, can you thank God for it? Ką jis noriu pasakyti? Kad jeigu tai, ką darote, darydami, galite už tai dėkoti Dievui, viskas gerai. If the answer is no, if the answer is no, don't do it. Don't do it. Jeigu Stop. atsakymas yra toks, kad tai bet ką darydami negalite dėkoti už tai Dievui, You nedarykite. have to be able to thank God for everything you do. Turite
galėti dėkoti Dievui už viską, ką darote. Amen. Number 8. 8 klausimas. What is good for me? What is good for me? Would it look like something bad for someone else? It might be good for you, but maybe someone else would think, what they're doing is bad. It has the appearance of evil. Paradą. Ar tai, kas man gerai, atrodys, kad kažkas blogo kitam? Read the Bible verse, please. Now, please continue. You read? Yeah, I did. Okay. No, it's okay. You did. Romiečiams Good. 14:16. Thessalonians, 1 Thessalonians 5:22. Yeah, let's go to Thessalonians. Gerai, įeinam į 1 Salonikiečiams 5:22. Susilaikykite nuo visokio blogo. Okay. 5:22. Yeah. Susilaikykite nuo visokio blogo. I said a moment ago, Prieš momentą, tik akimirką sakiau, subject to God. mes paklūstame tik tai Dievui. What about this verse? I think we need to think in the new believers. In the new believers, they are not mature enough. We have allowed them to grow. Mes turime, tai gal prieštarautų, ką prieš tai tik kalbėjau, bet mes galvokime apie naujus įtikėjusius. In such a way that everything we do will be okay in their eyes. Nes viską, ką mes darome, mes galime būti stebimi ir gali atrodyti teisinga jų akise. But maybe it has the appearance of evil. Maybe it's not evil, but it has the appearance. Looks Bet like it's something evil. gali kartais jiems tai atrodyti, kad yra blogis, kad kažkas tai blogai, neteisinga. Tai nėra blogis, bet jiems taip gali atrodyti. You're not doing anything bad, Jūs nieko blogo nedarote, but appears to be bad. bet atrodo blogai. That is not going to glorify God. Tokie dalykai nepašlovins Dievo. Be real careful about that too. Mes turime apie tai būti atsargus, galvoti. Okay. Number what? 8 and 9? 9. Am I looking only for my own good or that of the other too? Ar aš siekiu gero tik savo, ar ir kitiems? Yeah, please. 1 Corinthians 1 10, Korintiečiams. 24 and 33. 1 Korintiečiams We 10. shouldn't be selfish, only thinking in ourselves. Neturėtume būti savanaudai, galvoti tik apie save. Taigi 1 Korintiečiams 10:24. Niekas ten neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. Ir 33 eilutė. 33. Please. Kaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, neieškodamas savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti. Okay. Look for the good, for the benefits of others. Ieškokite, stenkitės, kad kitiem būtų geriau. Not always, not only think about yourself, think about others also. Negalvokite tik apie save, galvokite apie kitus. Your own family, Apie savo šeimą, your family in Christ, jūsų tikinčiųjų šeimą Kristuje, your unbelievers, friends. jūsų tikintieji draugai. Look for the good for them also in your decisions. Ieškokite, kad jūsų sprendimuose ir jiems tai išeitų į gerą. And number 10, 10. Ar tai patinka Dievui, ar tai šlovina Dievą? does it glorify God? Ar tai šlovina Dievą? The Bible says, Biblija sako, 1 Corinthians 10:31, 1 Korintiečiams 10. whatever you do, Ką bedarytumėt, do it for the glory of God. darykite viską dėl Dievo. Even if you drink a glass of water, Net jeigu gerite vandens stiklinę, do it for the glory of God. darykite su Dievui When you garbę. have breakfast, you have lunch, do it for the glory of God. That's what the Bible says. Everything has to be done for Kai the glory. valgote pusryčius, viską darykite Dievo garbiai ir šloviai, kad šlovintumėte Dievą. Momento. Yeah. Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo šloviai. Thank you. I'm sorry. Thank you. Danana. Ask yourself these kind of questions. These questions before you make a decision. It's going to help you. Visada paklauskite savęs šito klausimo, jis jums visada padės rasti teisingą atsakymą. Okay, let's see the other ones right quick because I don't have too much time left. Number 2, Antra tema. embrace change. Priimkite pokyčius. Maybe you have to change priorities. Gal reikia jums pakeisti prioritetus. Maybe the decision you want to take, Galbūt sprendimą, ką jums reikia priimti, is not going to help to expand the kingdom of God on earth. gal tai nepadės praplėsti Dievo karalystę žemėje. Maybe it's going to take you away from the things of God.
Galbūt jūs galite net reikėti pasitraukti nuo kažkokių dieviškų And one of the dalykų. principles well, it's not only a principle, it's a commandment in the Bible. Biblijoje yra ne principas net, o nurodymas. Seek ye first the kingdom of God. Pirmiausia, ieškokite Dievo Seek karalystės. ye first God and his kingdom. Pirmiausia, ieškokite Dievo ir jo karalystės. Maybe you have to change priorities. Galbūt jums reikia pakeisti prioritetus, Or maybe you have to change attitudes. o gal požiūrį reikia pakeisti. Philippians 2:5 Filipiečiams says that the mind that was Penki. in Christ ought to be in us. You read it, please. būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. The same mind, the same attitude. Toksai pat požiūris, toks pat nusiteikimas. What is your attitude toward other people? Koks jūsų požiūris į kitus žmonės? What is your attitude to your job? Koks jūsų požiūris į jūsų darbą? Sometimes we want to change jobs just because we hate what we do. Kartais mes norime pakeisti darbą dėl nesvarbių dalykų, pavyzdžiui, nepatinka, ką darom. And that feeling is not a good advisor. Tai nėra geras priežastis. Maybe what it needs to be changed is not your job, but your attitude. Galbūt jums reikia ne darbą pakeisti, o savo požiūrį. Sometimes you want to break from your family, Kartais tu gal nori pabėgti nuo šeimos, but it's because of your attitude. bet tai It's jūsų not, požiūris. it's not because of them, Tai ne dėl šeimos, maybe because of you. bet jūsų problema. And maybe you need to be humble, Galbūt jums reikia just like Jesus Christ. būti biski nuolankesniam. You need to change your attitude. Kaip Jėzus, pasikeiskite. Also, you may need a change of life. Kartais gal reikia pakeisti gyvenimą. Maybe you need eternal life. Galbūt jums reikia amžinojo gyvenimo. If you haven't taken that decision, you need Jesus Christ in your life. Jeigu jūs dar to nepadarėte, jums reikia Jėzaus Kristaus savo And with gyvenime. Jesus Christ in your life, in your heart, the Bible says you have the mind of God. Jeigu jūs priimate Jėzų į savo širdį, jūs turite Jėzaus supratimą. And you have the Holy Spirit. Jūs turite šventąją And the dvasią. Holy Spirit is going to lead you to the Bible. Ir šventoji dvasia jūs ves į Bibliją. And the Bible and the Holy Spirit are going to give you the wisdom you need to take the right Ir decisions. šventoji dvasia ir Biblija duos jums išminties, kaip priimti teisingus sprendimus. If that is the case of you today, if you need eternal life, we beg you in the name of God, reconcile with God. Accept Jesus Christ into your Jeigu heart. jūs dar gyvenime to sprendimo nepadarėte, tai mes meldžiame, kad jūs tai padarytumėte, priimtumėte Dievą į savo širdį. Thank you. Number 3, Trečioji dalis. delight yourself. Number 3. Yeah, three. Oh, Gerėkis viešpačiu ir jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis. this is amazing. This is a promise for all of us. Tai yra pažadas mums visiems. I want this. Aš noriu šito I desire that. arba kažko kito. And the Bible says, you will have it if you first delight yourself on me. Biblija, Delight yourself on me, and I will grant you the desires of your heart. Biblija sako, visą tai turėsi, jeigu gerėsies viešpačiu. The best way to take good decisions, Geriausias momentas priimti sprendimus, the best way to get what we want, geriausia padaryti, ką mes norime, is to have a close relationship with God. reikia turėti artimą ryšį su Dievu. Jesus said, Jėzus sakė, apart from me, be manęs you can do jūs galite nieko. what? Nothing apart. Be manęs jūs negalite From nieko. this one, on this verse, God says, the light. Not only read the Bible, but the light in the Bible and reading the Bible. Not only coming to God, but have a delight, have a joyful encounter with God every day. Šita eilutė sako, kad gerėkis viešpačiu ir jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis. Gerėkitės. No, pasanada. Okay, and look for God. Have that personal relationship every day. Ieškokite Dievo artumo kiekvieną dieną. And be more than willing to obey everything He tells you. in His word. Ir norėkite daryti tai, kai jisai sako, kiek visur, visada. If you live in that way, if you live that kind of relationship with God, Jeigu jūs siekiate tokių ryšių, tokių santykių su Dievu, this is amazing. tai yra nuostabu. God is going to give you the desires of your heart. Dievas It's an amazing God. Dievas įdės teisingus troškimus į jūsų Amazing širdį. promises. Ir tai yra nuostabus pažadai. Okay, number 4. I think we mentioned that. Meditate, prayed. Of course, prayed a lot before you. Pagrindinis dalykas, kad kalba melskis, kad jo valia, o ne tavo būtų vykdyta tavo gyvenime. Number 4. Melskis ir melskis. Sorry. Commit your way to the Lord. Commit. Patikėk savo kelią viešpačiui. Pray for His will to be done in your life.
Your will, I mean God's will, not your will. Norėkite, kad Dievas gyventų per jūs, jūsų gyvenime, o ne jūs. Psalm 37:5, please. 37 psalmė, 5 eilutė. Pavesk viešpačiui savo kelią, pasitikėk juo ir jis veiks. Pray for His will to be done in your life, just like Jesus Christ in Gethsemane. Taip kaip viešpats Jėzus Getsemanėje meldėsi. If it's possible, Jeigu Jesus įmanoma, says, Jėzus sakė, jeigu įmanoma, but not my will, but yours. kad ne mano valia tegu būna galų gale, o But it's tavo. okay. It is okay to present your request, whatever the request is. It Yra is okay. teisinga pasakyti Dievui, ko jūs norite, But always submit to God. Bet Not visad- my will, but yours. bet visada galų gale palikite, kad tegu būna Dievo valia jūsų I will gyvenime. accept whatever, regardless, Aš priimsiu bet ką, kas bebūtų iš if Dievo that is the valia. will of God. Jeigu tai yra Dievo valia, aš sutiksiu su If that is viskuo. going to bring glory to God. Jeigu tai pašlovins Dievą, tegu tai būna. That should be our attitude in our hearts. Toks turėtų būti mūsų požiūris širdise. Number 5, trust God's plan. Again, trust God's plan. Pasitikėk Dievo planu. And Brother Joel read this beautiful promise, Jeremiah 29:11. Let's read it again. Jau mes Trust tą God's girdėjome plan. Jeremijo 29:11. Jeremijo 29:11. Aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako viešpats. Sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėms ir ateitį su viltimi. God has a plan for you. Dievas turi jums planą. God has a plan for each one of us. Dievas turi planą kiekvienam iš mūsų. Sometimes, well, I would say all the times, He doesn't give us the whole information at once, Kartais mes norėtume iš karto visos informacijos, one step at a time, bet mes po truputį. one day at a time. Per kiekvieną dieną yra po kitos dienos. But trust God, Pasitikėkite Dievu. trust His character. Pasitikėkite juo. He is the same Jisai, yesterday Dievas tas pats Today. vakar ir šiandien. and tomorrow. Ir rytoj bus toks pat. He loved you yesterday, Jis vakar jūs He mylėjo, loves you today, myli šiandieną and He will love you in the future. ir ateityje Dievas jūs He mylės. had plans for you yesterday, Jisai jums turėjo planą vakar, He had plans for you today, šiandienai and He will have wonderful plans for you in the future. ir ateičiai Dievas turi jums nuostabius planus. Not only trust God's plan, trust God. Trust God with all your heart. Pasitikėkite viešpačiu visą savo širdimi. Number 6, 6. find peace in your decisions. If you Turėk- don't have peace, Turėkite ramybę priimant sprendimus. don't make the decision yet. Jeigu jums neramu, nepriimkite sprendimo. Find peace in your decisions. Būkite ramus, priimkite ramybę ir sprendimą esant ramybei. Only this one, Philippians. Filipiečiams 4, 6-7 eilutė. Niekuo nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. That is His promise Čia Dievo pažadas to give you peace. - duoti jums ramybę. Find peace. If you don't have peace, keep on waiting. Keep on waiting. Jeigu jums Wait in the neramu, Lord. laukite When it's Dievo. from God, you are going to have peace. When that decision is from God, Kai sprendimas ateis yra iš Dievo, jūs turėsite you are ramybę. going to have peace. Jums bus ramu dėl savo Because sprendimų. He is the Prince of Peace. Nes jisai yra taikos ir ramybės Find karalius. peace in your decisions. Suraskite Two more. ramybę. Wisdom, next one, wisdom and counsel. Išmintis patarimuose. Only the first one. Patarlių 15, 22. Be patarimų sumanimai nueina niekais, bet kur daug patarėjų, jie įtvirtinami. Ask your pastor. Ask people that you respect. Ask people who have a strong Christian testimony. Pasiklauskite, pasitarkite su pastorium, pasitarkite su tikinčiaisiais, pasiklausykite žmonių liudijimų, Talk to him, talk to her.
Pasikalbėkite su jais about the decision you are about to make. apie sprendimą, kurį jūs norite priimti. And trust the Bible again. Ir pasitikėkite If Bibliją. everybody says no, 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 that is God's answer. Jeigu jums vis sako kažką aplinkui ne, He's ne, protecting you jau turite atsakymą. through Ne? your brothers and sisters in Christ, Jūsų broliai ir seserys Kristuje jau through your community, jūsų bendryje, through the church. jums ir bažnyčia padės. Trust God. Ir pasitikėkite Dievu. Ask other people for an Paklauskite advice. kitų žmonių, Two or paklauskite jų three. patarimo. Two or three. Paklauskite 2-3. And all of them say no, Jeigu visi iš jų keep sako on ne, waiting or don't do it. nedarykite arba laukite. Okay, next. I said that was, well, there are two. Next one, number 8. This is very easy to understand. Learn from your own mistakes and the mistakes of others. Learn from others. Labai lengva pasakyti šitą, mokykis iš savo ir kitų klaidų. Let's read those two verses, please. Learn from your own mistakes and the mistakes of others. Skaitykime 1 Korintiečiams 10 skyrių, 6 eilutė. Tie įvykiai yra mums pavyzdžiai, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Ir 11 eilutė. Visa tai jiems nutiko kaip pavyzdžiai ir užrašyti pamokyti mums, gyvenantiems amžių pabaigoje. We have another saying in Mexico that is not true. Mes taip sakome Meksikoje, nors tai I'm going to say it in neteisybė. Spanish, then I put it in English. Nadie experimenta en cabeza ajena, which means nobody learns from someone else's mistakes. Niekas nepasimoko iš kitų You have klaidų. to make your own mistakes. But that goes against what the Bible says in 1 Corinthians 10. We can learn. We can learn Biblija from sako our own kitaip. mistakes Biblija sako kitaip, kad tikrai galim pasimokyti iš kitų klaidų, iš savo klaidų. and from the mistake of others. Which means we have to be open Tai to our brothers reiškia, and sisters in Christ kad mes turime atvirai bendrauti su and broliais ir share seserimis. with them our own mistakes, Turime pasidalinti savo klaidomis. especially with the young people. Taip ypatingai kalbant apie We jaunus have to žmonės. make ourselves, how do you say, vulnerable? That is a difficult one. Vulnerable. You put it in Lietuva. And I'm sorry for the American. I'm sorry. I apologize to you. But Ja, mes turime būti jautrus ir išklausyti kitų. yeah, because if they are going to learn from our mistakes, Jeigu, maybe we need to share our mistakes jeigu jie nesimoko iš mūsų klaidų, galbūt mes nepasidaliname savo patirtimi. and be a blessing to them, Ir taip pat turime klausyti jų. even through our mistakes. Ir turime mokytis iš savo klaidų. But we can learn from our own mistakes Turime mokytis iš savo klaidų and the mistakes of others. ir iš kitų klaidų. Last one, but not least one. Paskutinis. Before I read that, as I told you before, Kaip prieš tai jau sakiau, if I have the time, if you have the time, jeigu jūs turite laiko ir aš turėsiu laiko, hours aš galiu valandas kalbėti. sharing with you, telling you my mistakes Galiu dalinti savo klaidomis, ką padariau gyvenime. and how they hurt a lot of people, family, Kaip aš esu įžeidęs, įskaudinęs artimuosius šeimoje, churches, bažnyčioje, good friends, draugus. and they were my mistakes. Ir taip- 100% my mistakes, ir- bad decisions. Tai buvo 100% mano klaida, mano blogi sprendimai. I don't have, I can say honestly, I don't have any problems in forgiving the offense to others to me. Aš nebe problemų galiu atleisti, kaip kiti skaudina mane. I can say that has not been my problem in my life. Tai nėra mano gyvenimo problema, man tai nesunku. But I have a big problem Bet aš turiu problemą, sunkumą. trusting the forgiveness of God Aš turiu problemą pasitikėti Dievo atleidumu. when I make mistakes Kai ar Jisai atleidžia man, kai aš padarau klaidas. and I hurt others Ir kai aš įskaudinu kitus. and I become a stumbling block. Tai aš kitiem patampu People papiktinimu. even left the church because of me, because of bad decisions. Yra buvę taip, kad žmonės paliko bažnyčią dėl mano blogų sprendimų. It really hurts. Tai yra skaudu. I disappointed so many people. Aš esu įskaudinęs daug Bad žmonių decisions. dėl blogų sprendimų, dėl klaidų, kurias padariau. And I read the Bible, Aš skaitau Bibliją. and it says, 1 John 9:1, come to God, confess your sins, and God is going to forgive you. Aš skaitau Biblijoje, 1 Jono laiške, kad ateik pas Dievą, išpažink jam savo kaltes ir jis atleis. Believe God. Tikėkite, Believe His promise. He's going to forgive you. He's not done with you. Dievui, patikėkite Dievui savo kaltes ir jisai jums atleis, jisai nori jums atleisti. Even if that was a big mistake, Net jei tai buvo didelė klaida. even if you hurt a lot of people, Jeigu jūs įskaudino daug žmonių, God is not done with you. Dievas jūsų neapleido. You should apologize to those people, Jūs turite atsiprašyti tų žmonių,
It's already there. Bet jūs jau juos You įskaudinot. cannot take it away. To nepašalinsi. I read the Bible Aš skaitau Bibliją. and I see that God forgives me. Dievas atleidžia man. I have a hard time, I guess, believing God or forgiving myself. Aš tikiu Dievu ir turiu savo atleisti. Don't do that. Learn from my mistake. Don't do that. Bet jūs taip nedarykite. Mokykitės iš mano klaidų. Believe God. Tikėkite Dievu. The Bible says Biblija sako, that God delights in mercy. I cannot understand that verse, Brother John Morel. He delights in mercy. Dievui patinka gailestingumas. Prophets, Micah 7, chapter 7, he delights in forgiveness. Dievui patinka atleidimas. Dievui džiaugiasi, kai atleidžiame. But for him, in order for him to be delight on mercy, Bet kad Dievas galėtų mums atleisti, that means that I offended him. reiškia, kad aš įskaudinau jį. That means I sinned against him. Reiškia, kad aš prieš Dievą nusidėjau. But then through the Holy Spirit Bet per šventąją dvasią and a broken heart, ir per sudužusią širdį help me to repent. aš einu į atgailą. What I'm trying to say, Ką aš noriu pasakyti? if you have Jeigu jūs, made bad decisions jeigu jūs priėmėt blogus sprendimus, that hurt other people, kas įskaudino kitus, maybe you were a stumbling block to someone else. gal jūs kažkam buvote papiktinimas, suklupimas, Go apologize to them, eikite atsiprašykite jų. but at the same time, believe God. Ir tuo pačiu tikėkite Dievu. Confess your sin to God. Išpažinkite savo nuodėmės Dievui. That He forgive you immediately Aš tikiu, kad Dievas jums iš karto atleidžia and will give you another opportunity. ir duos jums kitą progą dar. He is that kind of God. Jisai toksai viešpats. He delights in mercy. Jam patinka Bad gailestingumas. decision Blogas sprendimas doesn't mean tai nereiškia, God is done with you. kad Dievas jau jų nusisuks nuo jūsų. Amen. We have an amazing God, Mes turim nuostabų Dievą, gailestingą Dievą, a God full of grace. Dievą pilną malonės. Let's praise His name and the name of His Son. Ir garbinkime jį Jėzaus vardu. Thank you so much. God bless you. Thank you. Ačiū.